Šalom ir sveiki sugrįžę į laidą Izraelis su Aline. Sausio 27 minima kaip tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Todėl mes atvykome čia, į Holokausto muziejų Jeruzalėje, papasakoti Suza Dantas istoriją. Brazilijos herojus, kuris išgelbėjo šimtus gyvybių, rizikuodamas savo paties gyvybę, tačiau buvo pamirštas savo tautos. Likite su mumis iki pat vaizdo įrašo pabaigos, kad pamatytumėte jautriausią ir svarbiausią šio muziejaus vietą. Taigi, jei esate pasiruošę, pradėkime. Holokaustas buvo vienas baisiausių žmonijos istorijos laikotarpių. Antrojo pasaulinio karo metu nacistai persekiojo ir naikino žydus, bet taip pat ir kitas mažumas. Tokias kaip Romai, žmonės su negale, Jehovos liudytojai ir kito. Ir jie sukėlė 6 milijonų žydų mirtį, kurie mirė iš bado, nuo šalčio, kankinti koncentracijos ir naikinimo stovyklose, priverstiniuose darbuose ir dujų kamerose. Žydai nebuvo laikomi žmonėmis. Tačiau net ir pačiomis baisiausiomis žmonijos akimirkomis, kai žydai buvo vežami tais traukiniais į savo sunaikinimą, vis tiek atsirado žmonių, kurie kovojo už tai, kas teisinga. Ir jie padarė viską, kad išgelbėtų žmonių gyvybės. Ir čia, Jeruzalėje, jie gauna deramą pagarbą. Mes esame tautų teisuolių sode. Ir jūs galite matyti, prie kiekvieno medžio yra vardas ir kilmės šalis. Tai ne žydai, kurie rizikavo savo gyvybėmis, kad išgelbėtų žydus per Holokaustą. Ir jie nieko negavo už tai mainais. Ir yra daugiau nei 27 000 teisiųjų. Todėl čia auga medžiai ir sudaro didelį mišką. Ir tarp šių teisiųjų yra brazilų ir portugalų. Susipažinkime su jais dabar. Ir čia, tarp visų šių vardų, randame 4 portugalus. Joaquimas Careira, Aristidesas de Souza Mendesas, José Brito Mendesas. Sampaio Garridas Carlosas ir 2 brazilai. Luísas Martinsas de Souza Dantasas, Iraraci de Carvalho, Guimarãesas Rosa. Luísas Martinsas de Souza Dantasas turi vieną įspūdingiausių šios vietos istorijų. Dabar pažiūrėkime, kaip jis rizikavo savo gyvybę ir karjerą, kad išgelbėtų žydus per Holokaustą. Souza Dantasas gimė 1876 metų vasario 17 dieną Rio de Žaneire. Ir dar būdamas jaunas, įstojo į Brazilijos diplomatinę tarnybą. O 1922 metais jis buvo paskirtas Brazilijos ambasadoriumi Prancūzijoje. Tai buvo labai prestižinės pareigos ir jis puikiai gyveno Paryžiuje. Tačiau 1933 metais jis pradeda nerimauti. Kai Hitleris ateina į valdžią Vokietijoje, pradeda leisti rasinius įstatymus ir prasideda persekiojimai. Ir jis pradeda matyti šių žydų ir kitų mažumų kančias. Tačiau jis negalėjo įsivaizduoti, kad po kelerių metų, 1940-aisiais, naciai įsiverš į Prancūziją ir užims Paryžių. Prancūzija bus padalinta. Šiaurę kontroliuos nacistai, pietuose bus Prancūzijos laisvoji zona,
o naujoji sostinė taps Vichy. Ir tada Sauzadantas bei visa ambasada turi pabėgti iš Paryžiaus į Vichy. Ir šioje kelionėje jis priims sprendimą, kuris pakeis jo gyvenimą. Jis nusprendžia kovoti už žmogaus gyvybę ir už tai, kas teisinga. Pakeliui Sauzadantas sutinka 10 žmonių, kuriems desperatiškai reikėjo vizų, nes tuo metu žydai galėjo pabėgti ir išsigelbėti iš nacistinės Europos, tik turėdami įvažiavimo vizą į kitą šalį. Ir tuo metu dauguma pasaulio šalių buvo uždariusios savo sienas žydų imigracijai. Viza toms žmonėms buvo tiesioginė prasme gyvybės ar mirties klausimas. Tai kodėl Sauzadantas tiesiog neduoda vizų visiems tiems žmonėms, kad jie galėtų vykti į Braziliją? Nes tuomet prezidentas Getulio Vargas uždraudžia žydų imigraciją į Braziliją. Jau 1937 metais žydams buvo uždrausta atvykti į Braziliją. To meto slapti dokumentai mums tai parodo. Viza pase yra atsisakoma išduoti kiekvienam asmeniui, apie kurį žinoma pagal asmens pareiškimą arba bet kokiu kitu patikimu informacijos šaltiniu, kad jis yra semitiškos etninės kilmės. Tačiau Sauzadantas nusprendžia nepaisyti prezidento įsakymų ir toliau išduoti vizas. Tačiau ši užduotis buvo sunkesnė nei atrodo, nes daugelis net neturėjo paso. Daugelis atvykdavo kaip pabėgėliai ir buvo praradę viską, įskaitant visus savo dokumentus. O kiti atvykdavo su pasu, kuriame buvo raudona raidė J. Tai buvo ženklas, kurį nacistai dėjo visuose žydų pasuose. Ir Dantasas tai darė nemokamai. Jis net neimdavo konsulinių mokesčių. Tačiau po kurio laiko Žetulijus Vargasas išgirsta, ką daro Sauzadantasas, ir liepia jį sustabdyti. Sauzadantasui uždraudžiama išduoti bet kokias vizas. Bet ar manote, kad Sauzadantasas sustotų? Žinoma, kad ne. Jis buvo pasiryžęs gelbėti žydų ir kitų nacių persekiojamų žmonių gyvybes. Ir dėl to jis toliau išduoda vizas. Tačiau jis nurodydavo, kad vizos išduotos dar prieš Getulio Vargaso draudimą. Ir jis siunčia laiškus Osvaldui Aranjai ir Brazilijos vyriausybei, bandydamas pakeisti jų poziciją. Prisimenu, kad nesant konsulo, buvau nedelsiant priversta perimti konsulinius pareigas. Tam, kad tiesioginė prasme gelbėčiau žmonių gyvybės. Susidūrusi su didžiausia katastrofa, kokią žmonija iki šiol yra patyrusi. Su kilnia visų brazilų širdimi. Padariau tai, ką būtų padaręs net ir pats šalčiausias žmogus, kai vedamas pačių elementariausių krikščioniškosios gailestingumo jausmų. Jis tai darė dėl krikščioniškosios gailestingumo, kurį jautė savo širdyje. Ir net jei vyriausybė tam prieštarautų, jis žinojo. Dosni brazilų tautos siela. Sauzadantas kovojo prieš Brazilijos vyriausybę. Tačiau situacija taps dar pavojingesnė 1942 metais, lapkričio 10-ąją, kai naciai įsiveržė į likusią Prancūzijos dalį ir taip pat į Vichy. Tuo metu Brazilija jau buvo paskelbusi karą ir nutraukusi diplomatinius santykius su nacistinė Vokietija. Ir dėl to Sauzadantas dabar buvo Brazilijos diplomatas priešo žemėje. Ir dar didesnis priešas, nes bandė gelbėti žydus. Ir dėl to pirmas dalykas, kurį jis įsako padaryti, yra sudeginti visus ambasados dokumentus,
kad pabandytų paslėpti tai, ką jis darė, bet taip pat tam, kad naciai nesužinotų, kas buvo gavęs vizą, kad jie nebandytų sugrąžinti tų žmonių atgal. Ir lapkričio 27 dieną Gestapas, kuris buvo nacistų slaptoji policija, įsiveržė į Brazilijos ambasadą Viši mieste. O kai nacistai pamato, kad ambasada sudegino dokumentus, jie supranta, kad Souza Dantas padarė kažką nelegalaus nacistų akimis. Ir dėl to jie suima Souza Dantas ir visą diplomatinį korpusą, bei išsiunčia juos į Bad Godesbergą, Vokietijoje. Ir jie bus karo belaisviai 14 mėnesių. Kol galiausiai Brazilija ir Vokietija, tarpininkaujant Portugalijai, apsikeičia belaisviais. Ir Souza Dantas grįžta į Braziliją. O kai Brazilijos spauda ir Brazilijos žmonės išgirdo, kad Souza Dantas grįžta, jie paruošė jam paradą atvirame automobilyje. Didvyrio sutikimas, kurio jis nusipelnė. Tačiau Getulio Vargas, tai išgirdęs, nurodo visai spaudai nieko apie tai nekalbėti ir atšaukia visas šventes. Ir jis tiesioginė prasme ištrins Souza Dantas iš Brazilijos istorijos puslapių. Jam pavyksta 1945 metais vadovauti Brazilijos delegacijai Jungtinėse tautose. Tačiau tai bus jo paskutinis viešas vaidmuo. Ir po kelių metų 1954 metų balandžio 14 dieną Souza Dantas mirs vienas. Vargšas ir pamirštas paprasto viešbučio kambaryje Paryžiaus mieste. Jo kūnas vėliau bus parvežtas į Rio de Žaneirą ir palaidotas Kajų kapinėse. Jis neturėjo vaikų ir dėl savo kuklumo jis nepalieka užrašytos savo didvyriškumo istorijos. Ir jis visiškai nugrimsta į užmarštį. Taip gali būti, kad mes nežinome šio didvyrio istorijos. Souza Dantas išgelbėjo daugiau nei 800 gyvybių. Iš jų 425 buvo žydai. Ir nors jis neturėjo palikuonių, šitie 800 žmonių yra jo palikimas. Jis atnešė šviesą į pasaulį tamsiu laikotarpiu. Tuo pačiu metu, kai Brazilijos vyriausybė atsisako išduoti vizas daugiau nei 18 000 žydų, daugelis jų vėliau kentės per holokaustą. Po savo mirties Souza Dantas buvo pamirštas. Kol galiausiai 2002 metais istorikas Fabijus Koifmanas iš naujo atranda šį herojų. Ir tada Izraelio valstybė taip pat sužino apie mūsų brazilų didvyrio istoriją. Ir tada speciali komisija, vadovaujama Izraelio aukščiausiojo teismo teisėjo, suteikė Souza Dantas garbės vardą – tautų teisuolio titulą. Ir jo atminimas buvo įamžintas čia, Holokausto muziejuje, 2003 metais. O dabar mes eisime į įsimintiniausią Holokausto muziejaus memorialą. Vaikų memorialas. Iš 6 milijonų žydų nužudytų per Holokaustą 1,5 milijono buvo vaikai. Ir šiandien, Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, noriu, kad ypač prisimintume jas. Judaizme turime posakį, kad tas, kuris išgelbėja vieną gyvybę, tarsi išgelbėja visą pasaulį. Souza Dantas išgelbėjo 800 pasaulių. Memorialas, į kurį dabar einame, jame yra žvakė ir veidrodžių rinkinys. Ir mes galime pamatyti, kiek daug šviesos galima sukurti iš paprastos žvakės. Ir taip mes galime įsivaizduoti,
kiek daug šviesos būtų buvę atnešta pasauliui, jei kiekvienas iš šių vaikų būtų išgyvenęs. Ir čia fone mes galime girdėti jų vardus ir jų amžių, kai jos buvo nužudytos. Yehuda Levin, 1 year old. Fima Zlotnikov, 6 years old. O dabar prašau tavęs paspausti patinka šiam vaizdo įrašui ir juo pasidalinti, kad išlaikytume Souza Dantas atminimą gyvą kitų pasaulio tautų teisuolių ir 6 milijonų holokausto aukų atminimą ateities kartoms. Labai ačiū ir iki kito karto.